Sveiki, šiandien perskaičiau Delfio straipsnį, kurio pavadinimas Rusijos smūgis Dniprui. Aukų skaičius smarkiai išaugo, žuvo 2 metų mergaitė. Ir be abejo, užuojauta mergaitės šeimai, 2 metų mergaitė yra, reiškia, žuvusi per šitą smūgį Dniprui. Bet didžiausia problema tai yra Delfio smegenų nebuvimas. Visiškas nebuvimas. Kaip Delfis džiaugiasi, kai Rusija išmetė iš Europos žmogaus teisių teismo. O ką reiškia, kad Rusija išmetė iš šito teismo? Reiškia, šitos mergaitės tėvai neturi teisės pateikti skundo prieš Rusiją. Europos žmogaus teisių teismas yra nustatęs, kad už 2 metų mergaitės nužudymą per karą Rusija turėtų sumokėti apie 60 000 eurų kompensacijos tėvams. Ką padarė tokie idiotai kaip lietuviai ir ten visokiausi kiti ir taip toliau, jie pasiekė, kad Rusija išmetė iš šito teismo. Tai dabar viskas. Skundo į Europos žmogaus teisių teismą prieš Rusiją paduoti negalima. Dabar ar anksčiau Rusija mokėjo tas kompensacijas? Ir taip. Rusija mokėjo visas kompensacijas. Mes žinom, kad buvo toksai Čečenijos karas ir būtent tame Čečenijos kare ir buvo nustatyta, kad už civilio nužudymą Rusija privalo sumokėti 60 000 eurų. Ir kas yra juokingiausia, tai kad Rusija sumokėjo tuos 60 000 eurų kiekvieno nužudyto šeimai. Suprantat? Jie įvykdė visus sprendimus Europos žmogaus teisių teismo. Tai dabar jeigu ir šiuo metu šitame kare Europos žmogaus teisių teismas darytų tokius sprendimus, tai rusai juos vykdytų. Tai čia yra Delfio debiliškumas. Totalus debiliškumas, kaip jie džiaugiasi, kai Rusija išmetė iš Europos tarybos. Europos taryba ir Europos žmogaus teisių teismas tai yra tas pats. Tai yra ta pati organizacija. Tai dabar tenai yra žmonių, kurie tikisi, kad Hagos tribunolas priteis iš Rusijos daugiau. Hagos tribunolas už 2 metų mergaitės nužudymą priteisė kompensaciją 230 eurų. Ne 230 000 eurų, o 230 eurų už 2 metų mergaitės nužudymą. Tai yra ten visokiausių idiotų, kurie tikisi, kad Hagos tribunolas padidins kompensacijas, kai, reiškia, nagrinės Rusijos bylą. Suprantat, aš nemanau, kad padidins. Dėl to, kad karų yra pasaulyje daug. Suprantat, yra karas Jemene, yra karas Etiopijoje, yra karas faktiškai Centrinėje Afrikoje. Ir tas padidinimas jis galėtų visiems, suprantat. O tenai yra juodaodžiai. Ir suprantat, Azijoje, ne Azijoje, Afrikoje, ir Azijoje, Jemene, žmonių žudoma daug daugiau nei Ukrainoje. Ir visiems jiems sumokėti kompensacijas. Nemanau, kad Hagos tribunolas tai padarys. Aišku, yra žmonių, kurie tikisi, kad jis padidins kompensaciją už žmogaus nužudymą nuo 230 eurų iki 250 eurų. Bet, suprantat, yra žmonių, kurie tikisi, kad Jėzus ateis kitą savaitę. Tai sėkmės visiems, kas tiki, kad Jėzus ateis antrą kartą kitą savaitę. Ir taip pat, reiškia, sėkmės visiems, kas ten, reiškia, tiki į tą Hagos tribunolą.